Šiandien čia, Minaičiuose, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 49 metų vasario 16 deklaracijos paskelbimo memorialo minime šios svarbaus Lietuvai dokumento 65 metinės. Pagerbėme 8 Lietuvos partizanų vadų pasirašysi šį dokumentą atminimą. Čia, šioje istorinėje vietoje, visos Lietuvos partizanų vadai, galima jo pavadinti antrąją signatarų kartą, kovoja už Lietuvos, už kiekvieno žmogaus laisvę. Vedini laisvės troškimo, jie susirinko šioje sodyboje, kad pratęstų 1918 metų vasario 16 signatarų darbą. Atvykau iš Panevėžio į šaunų renginį paminėti Lietuvos nepriklausomybę. Tai yra didelė šventė Lietuvos valstybei, taip pat tai yra ši vieta reikšminga Lietuvos valstybei, nes 49 metais buvo pasirašyta deklaracija. Čia šiek tiek vaikų, galbūt ne tiek daug, kiek norėtųsi, kaip auginti tą jaunąją kartą, kad jie suprastų, kad tai yra svarbios dienos, kurias reikia minėti. Svarbus yra pilietinis ugdymas tiek mokykloje, tiek šeimose ir svarbu vaikams skiepyti ir paminint būtent tokias dienas kaip vasario 16, kovo 11 ir visas kitas. Bet kad jie suprastų, ne tik sakytų, mane atvedė, man liepė. Tai reikia būtent juos atsivežti ir jiem parodyti, kas tai yra. O ne tai, kad vien per literatūros skaitymą jiem aiškinti, kas tai yra. Tiesiog atsivežti, parodyti ir priminti. Gyvai prisiliesti prie istorijos. Gyvai prisiliesti prie istorijos. Ačiū. Vyr leitenantas Martynas Šmitas, karinės oro pajėgos planavimo karininkas. Aha. Ką čia šiandien veikia? Mes šiandien dalyvaujame vasario 16 šventėje. Važiavam kartu su mūsų kariais iš karinio oro pajėgų dalinio Šiauliuose. Ir amerikiečiai kartu atvažiavo, jūsų daug, ar ne čia šiandien? Taip, čia yra atvažiavo ir amerikiečiai, kurie saugo mūsų Baltijos šalių oro erdvę šiuo metu. Ir iš Šaulių sąjungos šauliukai atvažiavo. Ir kariai iš karinio oro pajėgų taip pat. Tai liepia visiems sėstis į autobusą ir važiuoti, ar vis dėlto yra tas vidinis noras švęsti? Nebuvo tokio paliepimo, žmonės tikrai savanoriškai būrėsi kartu, jungėsi kartu ir buvo tikrai toks bendruomeniškumo jausmas visiems kartu atvažiuoti. Labai daug žmonių. Ką tau reiškia vasario 16? Man vasario 16 yra labai svarbi šventė. Aš asmeniškai labai smarkiai prisimenu partizanus, kurie atliko tokią didžiulę auką Lietuvai, Lietuvos valstybei, valstybingumui išsaugoti. Ir man tas yra labai svarbu, nes aš manau, kad kiekvienas žmogus turi žinoti savo istoriją. Tai yra labai svarbu. Švenčiam vasario 16. Su to greitą? Taip. Iš toli atvažiavo? Iš Joniškio. Kodėl? Todėl, kad norim pažymėti kažkaip ypatingai. Ne taip kaip dauguma prie televizoriaus, o atvažiuoti į tokią žymę vietą. O tu žinai, kas yra vasario 16? Kas? Tėtis pasakojo? Pasakoja. O tau šventė patiko? Patiko. Kas labiausiai patiko? Labiausiai biškutį išgąsdino tie šūviai. Aha, bet buvai nemačius. Ne, Tai dar kada nors atvažiuosi į tokias šventes? tikrai norėčiau. Gerbiami Seimo nariai, gerbiamas merė ir mėly šeduviečiai, žemiečiai. Tikrai yra nepaprastai malonu sugrįžti į brangią Šeduvą ir dalyvauti kartu su jumis minint vasario 16. Mūsų valstybės nepriklausomybės dieną. Ir džiaugiuosi, kad šiandien mums teko dalyvauti ir Minaičiuose. Ten, kur buvo paminėtas 65-metis Lietuvos partizanų vadų pasirašyta deklaracija prieš 65 metus.
Esu Elžbieta Karaliūtė iš Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro. Į tautoninkų parodą Radviliškį atvežėm per 210 darbų, kuriuose dalyvauja tiek vaikai, tiek suaugę, pagyvenusios moteris, vyrai ir panašiai. Mezgam, siūnam, audžiam, siuvinėjam, veliam, iš keramikos gaminam. Iš ties džiugu, jog dalis darbų yra patekę iš Šiaulių tautodailės parodą apskrities ir manau, kad ne tik šiauliečiam, bet ir radviliškiečiam bus tiesiog geras vaizdelis, geras akių paganimas į tuos gaminius, kurie yra atrinkti ir kuriuos galim pamatyti šiandien šioje Radviliškio tautodailės parodoje. Tai iš ties gražus darbai, gražus gamintojai, amatininkai. Tai va, amatų centras Radviliškio stengiasi skatinti tokius amatininkus, juos puoselėje, atveža jų gaminius į parodas. Tai va, truputėlį pamokinam, nes turim amatininkus, tautodaininkus, kurie dirba pas mus centre, kurie mokina moteris, vaikus, atvažiuojančius moksleivius. Tai va, ir tą pristatom parodoje. O į užsienį ar vežate, ar buvo galimybės? Į užsienį vežame, į Lenkiją, Latviją, rodom Vokietijoje, tai iš ties gausiai dalyvaujam tiek parodose, tiek mugėse ir tiek išvažiuojamuose pleneruose. Tai va. Ir pas pačius vyksta plenerai. Tai šiemet laukiam sekančių 2 plenerų, tai tikrai mielai kviesim visus pasigrožėti ir pamatyti tiek kalvių, tiek medžio gaminių. Esu Mindaugas Karalius iš Šeduvos ir čia atvežiau savo darbus į sidabro vainikėlį, į konkursą. Dalyvauju jau 2 metus. O tautodailės parodoje jau 3. Kiek tau metų? Atsiprašau, kad taip klausiu. 17. Aišku. Kas tau įkūrė tą įpūtę, tą meilę? Tikriausiai, kad šeima, mama, pažįstami draugai, jie mane vedė į menininko kelią, į tautodailininko ir vis toliau veda, padeda man. Tikriausiai jie. Tai tada, Mindaugai, apie po keletą žodžių, apie kiekvieną tavo, bet prabėkim. Dariau keletą kompozicijų į jomarką, bandžiau ne atskirai kiekvieną darbą, o grinai kompozicijom į turgų, į jomarką. Šiemet išmokau daryti švilpukus, žiesti, tai taip pat pristačiau ir švilpukus, 4 iš jų, ąsotį bei daug arbatinių su 2 paskirtim, tai dekoratyvinė ir naudojama tokia kaip. Kokie ateities planai, kaip ir sakai? Ateities planai dailė ir dizainas pedagogika. Žadu būti mokytoju. Taip yra mano siuvinėti darbai, nes iš tikrųjų visą tą laiką tiesiog domėjau siuvinėjimu ir šiandien dienai yra pristatyta štai skarelė, kuri yra siuvinėta ir keletas kepurėlių. Tiesiog norėjau šiemet į parodą atnešti moterų galvos apdangalus, tiesiog kad būtų kaip ir komplektas, kaip ir išsiskirtų. O čia yra jie tik tai parodai, ar galima ir naudoti? Galima iš tikrųjų, aš manau, kad tikrai yra tokių žmonių, kurie įsigyja, kurie nešioja ir tiek skarelės, tiek kepurėlės, ypač kepurėlės dabar yra labai madingos ir jaunimo tarpe, ir suaugę žmonės nešioja, ir net vyrai yra užsisakę. Aš Veronika iš Radviliškio Lizdykos gimnazijos, esu pirmokė, gimnazistė ir šokėja. Ką šiandien darote? Vasario 16-osios proga mes šokam, pagerbiam žmonės. O šalia matau draugę, kaip draugės vardas? Evelina, ir taip pat iš Lizdykos. Evelina, ką jūs darysite? Taipogi šoksim su kolektyvu Šelmiukai. Vasario 16 proga. Šiandien yra tokia diena, tokia šventė, labai daug metų jinai yra švenčiama ir panašiai. O jūs namuose švenčiat šitą šventę? Na taip. Su tėveliais švenčiam. Einam į bažnyčią, kalbam apie kalbam apie praeitus įvykius, už ką žmonės pasiaukojo. O šiandien ta šventė yra? Ar šiandien reikėtų aukotis? Kaip tu galvoji, ar šiandien yra už ką aukotis, dėl ko aukotis, ar šiandien viskas yra gerai? Žinoma, kad yra turbūt.
Jei man širdį išims, svetimos neįdėk. Ten, kur ji buvo, sauja žemė dar, kad girdėčiau gyvybę. Jei žodžius man atims, tik klausyk kaip tyliu, tik manęs neužmirš. Leisk man valgyti tavo duoną, nes dieną pradedu kasdienės duonos kąsą. Man patinka jos kasdieniška spalva, tarsi nuolat gūgama lietaus, pilkesnė debesio. Lietinga mano Lietuva. Tai tavo vardas pavardė? Agnė Valaitytė. Kokioje mokykloje mokaisi? Radviliškio Vaižganto gimnazijoje. Tai kas tau yra vasario 16? Man tai yra tautinė šventė, kai visos Lietuvos žmonės supranta, kad jie visi yra vieningi, kad jie turi kažką bendro ir kad visgi širdie jie yra lietuviai, na čia kalbant apie emigrantus ir ne tik, bet tai yra šventė, kuri suvienė visus Lietuvos žmonės. Na, kodėl tuomet emigrantai iškeliauja, jeigu nors ir visus suvienė, bet kodėl jie iškeliauja? Ar jie taip pat myli Lietuvą? Myli Lietuvą visi lietuviai, nes tai yra jų tėvynė, tačiau jie išvyksta todėl, kad jie ieško kažko kito, kažko neatrasto, nori naujų iššūkių, galbūt Lietuvoje jiems nėra pakankamai galimybių atrasti save, bet kad ir kiek toli būtų, jie vis tiek širdyje bus lietuviai. Manau, kad išvyksta galbūt tik tais tokie, kurie nemato čia ateities, kurie galbūt taip pat trokšta iššūkių, arba tie, kurie nemyli Lietuvos ir kurie nesupranta, kas yra tautiškumas, kas yra tautos dvasia. O kas jums yra patriotiškumas? Man patriotiškumas tai yra visų pirma meilė tėvyniai, meilė savo tautos žmonėms ir noras būti čia, noras būti laisvai. Koks tavo vardas? Valdonė. Ir iš kokios tu mokyklos? Radviliškio Vaižganto gimnazijos. Norėčiau tavęs paklausti, kaip manai, ką jaunam žmogui reiškia vasario 16 arba ką jaunam žmogui reiškia laisvė? Jaunam žmogui vasario 16, tai manau, jaunas žmogus turėtų suprasti, kad tai tautos vienybės ir pilietiškumo šventė, kad tai yra tautos gimimo diena. Tai kaip manai, kaip jaunas žmogus turėtų suprasti laisvę? Būtent kaip jisai turėtų ją pajusti? Pajusti? Tai kad manau, kiekvienas žmogus laisvė tai galbūt yra tai, kad kiekvienas gali reikšti savo nuomonę, gali garsiai sakyti tai, ką mano ir panašiai, ir kad gali bet kur nueiti.
Tai yra valstybinė šventė, kurią turi paminėti kiekvienas lietuvis. Mes, pavyzdžiui, savo mokykloje, maironiečių būrelis, padarėme 3 spalves širdutes su eilėraščiais ir jas klijavome ant durų. Taip pat mokykloje minėjome vasario 16 dieną visuotiniu susirinkimu ir giedojame ir tautišką giesmę, ir mokyklos dainą. Ir man tai, nors nėra labai ypatingas dalykas, bet širdie vis tiek prisiminė, pagalvoju ir susirūpinę apie visą Lietuvą, pagalvoju apie jos praeitį ir ateitį. Kaip tu išreiški savo meilę tėvynei? Na, manau, tais pačiais, pirmiausia, tai visą laiką pagalvoju. Pagalvoju apie Lietuvą, ką jai teko iškęsti, ką aš galiu dėl jos padaryti. Taip kiekvienas žmogus prisidėdamas, galvodamas ir veikdamas galėtų daryti kažką dėl Lietuvos. Ką jums reiškia valstybingumas, meilė tėvynei, tautiškumas? Man tai yra sugebėjimas džiaugtis kiekvieną akimirką, kai būtent tavo šalyje, tavo tėvynėje atsitinka kažkas nuostabaus, kažkas, kas būtent tai tėvyniai tavo nuomonė atrodė svarbiausia ir reikalingiausia. Labadiena, taigi koks jūsų vardas? Labadiena, aš esu Norma Čechavičiūtė. Ir kokioje mokykloje jūs mokotės? Radviliškio Vaižganto gimnazijoje. Taigi norėčiau jūsų paklausti paprasto klausimo. Kaip manote, ką žmogui reiškia laisvė? Žmogui galbūt neatsakyčiau, ką reiškia laisvė, bet ką reiškia laisvė jaunam žmogui, tai yra labai sunku pateikti. Todėl, kad mes, būtent mūsų karta, yra nepajautę, ką reiškia kovoti už tą laisvę. Istoriškai, manau, visiems viskas aišku, bet žiūrint giliau į jausmus, tai, manau, gal netgi tektų kiekvienam jaunam žmogui susirasti kokį seną apleistą pastatą, atsistoti prie durų ir pastovėti prie durų ir palaukti, kol kas nors atidarys duris. Galbūt jūs stovėsite valandą, galbūt 2, galbūt savaitę, bet paskui suprasite, kad durų niekas neatidarys. Taipogi, taip galime pajusti, kad lietuvis taip pat kovojo už savo laisvę pats, nes suprato, kad niekas už jį tos laisvės neiškovos, tik jis pats.
Šiandien nepriklausomybė suvokiama įvairiai, tačiau nepriklausomybės idėja amžiais buvo ir bus lietuviams šventa, kaip ir aktyvūs radviliškiečiai, kurių dalis buvo apdovanoti savivaldybėje už sportinius pasiekimus. Galvas aukščiau, gyvenimas tęsiasi, būkime verti savo tėvų ir prosenelių, neišduokime jų idealų. Su švente, pavasaris jau ne už kalnų.